Šiandien pakalbėsime apie ženklų rašybą, rašant su kompiuteriu tekstą. Yra 3 ženklų grupės. Pirmoji ženklų grupė yra mėlynoji, tai yra ženklai, po kurių dedamas tarpas. Tai yra tarpas dedamas po kablelio, po taško, po kabliataškio, po dvitaškio ir taip toliau. Pavyzdžiui, sakykime, yra sakinys. Ir aš noriu padėti taškelį. Aš nededu jokio tarpo, padedu taškelį, tada tik darau tarpą. Jeigu, sakykime, aš rašau. Dabar noriu padėti kablelį, dedu kablelį tarpą. Kablelis. Taip, dabar matom, kad mes prieš kablelį niekur tarpo nepadėjome visur, o po kablelio visur atsirado tarpelis. Ir po taškiuko irgi atsiranda tarpelis, o prieš jį nėra. Lygiai tas pats, jeigu aš noriu padaryti šauktuką. Prieš šauktuko tarpo nėra, o už šauktuko aš dedu tarpą. Tas pats ir su klaustuku. Prieš klaustuko nėra tarpo, po klaustuko yra tarpas. Kita ženklų grupė yra žalioji. Tai yra skliaustai, kabutės ir ilgasis brūkšnys. Jeigu mes rašome skliaustus, tai visada viduje esantys žodžiai turi būti prilipę prie skliaustų. Iš išorės kaip tik visada iš vienos pusės ir iš kitos pusės yra dedamas tarpas. Lygiai tas pats su kabutėmis. Viduje esantys žodžiai turi būti prilipę iš vidaus, o iš išorės iš abiejų pusių dedamas tarpas. Šiai grupiai priklauso ilgasis brūkšnys ir ilgasis brūkšnys turi tarpą visada iš abiejų pusių. Dabar pakalbėsime apie skliaustus. Sakykime, jeigu aš rašau sakinį, ir noriu dabar parašyti skliaustelėse kokius tos vaisius mėgstu, pavyzdžiui, sakykime, tai jeigu dabar atkreipsime dėmesį, iš skliaustelio išorės mes padarėme tarpą, iš vienos ir iš kitos pusės padarėme tarpus, bet viduje skliaustelio žodžiai yra prikibę prie skliaustelio ir čia tarpo nėra nei šitoj vietoj. Vadinasi, iš vidinės pusės prie skliaustelio žodis visada bus prisiklijavęs prie jo, tiek prie pabaigos skliaustelio, tiek prie priekio, bet iš skliaustelio išorės visada yra tarpas. Dabar toliau apie brūkšnius. Jeigu mes kompiuteryje spaudžiame paprastą brūkšnelį, jis gaunasi trumpas. Jeigu aš noriu padaryti ilgą brūkšnelį, štai jisai yra toks ilgas. Kaipgi dabar padaryti? Norint padaryti trumpą brūkšnelį, tiesiog užtenka klaviatūrai paspausti tą brūkšnelį ir viskas. Kartais klaviatūroje yra toks klavišas, ant kurio yra nupiešti tie 2 brūkšneliai, ar ne? Tai mes galim Shift paspausti ir gaunam tarpinį tokį vidurinį brūkšnelį, ar ne? Bet jeigu to nėra, kaip mums tą ilgai brūkšnelį padaryti, o mums reikia tada spausti Alt ir vienu metu laikant Alt paspausti skaičių klaviatūroje 0, 1, 5, 1. Ir kada atleisim, gausime šitą brūkšnelį, tokį va, ilgai. Ir tas brūkšnelis, jeigu mažasis brūkšnelis, sakykime, niekada tarpų iš abiejų pusių neturi ir jisai naudojamas mažasis brūkšnelis, pavyzdžiui, tokiem dalykam kaip, sakykime, parašyti, pavyzdžiui, 2020 metų 12 mėnesio 4 diena. Tai brūkšnelis tarpų jokių neturi. Jeigu mes kalbam apie kažkokį tai dalyką, pavyzdžiui, konkursas, reiškia, kad konkursas olimpiada vienu metu vyks. Reiškia, mes tuo mažu brūkšneliu sujungiam. Arba būna pavardės, kurios būna dvigubos. Pavyzdžiui, Norkutė
Juršė, ar ne? Tai tokios pavardės irgi brūkšnelis dedasi mažas ir jisai neturi jokių tarpelių iš visų pusių. Bet kada mes kalbam apie didįjį, apie ilgąjį brūkšnį, va apie šitą brūkšnį, tada, kurį mes gaunam štai tokį kodą surinkę, šitas brūkšnys turi tarpą iš abiejų pusių. Pavyzdžiui, Nemunas, tas ilgasis brūkšnys reiškia, kad praleistas žodis yra Lietuvos upė, ar ne? Tai mes čia tarsi sakytum, Nemunas yra Lietuvos upė. Tai tas žodis yra ilgas brūkšniukas ir jisai va tokį padaro iš abiejų pusių tarpelius turi. Ir dabar dar mes turim pakalbėti apie kabutes. Jūs žinot, kad gali kabutės būti vidurinės ir apatinės, ar ne? Jeigu mes rašom žodelį kažkokį, tai pavyzdžiui, ten knyga ir norim parašyti dabar Mikė pūkuotukas pavadinimą. Laikom Shift, paspaudžiam ir turėtų gauti su Shift žemosios kabutės, ar ne? Bet kartais kompiuteris tokių kabučių nepadaro, bet jeigu padaro, tai tada viskas tvarkoj. Pavyzdžiui, Mikė pūkuotukas. Ir paspaudus Shift ir kabutes, kompiuteris pats supranta, kad jau reikia uždėti viršutinėsias kabutės, nes lietuvių kalboj pirmosios kabutės dedasi apačioj, kitos viršuj. Ir kabutės, žiūrėkit, neturi tarpelio prie žodžių, kaip ir skliaustelis. Ir šitas neturi kabutės, turi tarpelius tik iš išorės. Jeigu čia toliau rašytumėm knyga, pavyzdžiui, knyga Mikė pūkuotukas yra mano mėgstamiausia. Va, tada čia turim tarpelį ir čia turim tarpelį. Bet jeigu mes tik tai norėtumėm parašyti, pavyzdžiui, tik Mikė pūkuotukas ir dėti tašką, tai taškas, sakėm, turi būti prisiglaudęs. Tada jau jokio tarpelių čia nedėjom iškart, nes taškiukas prisiglaudęs yra prie bet ko iš kairės pusės, ar ne? Tai va, tai kaip dabar padaryti, jeigu kompiuteris mūsų pats nedaro šitų kabučių? Tai va tos va apatinės kabutės, kurios gaunasi apačioj. Jas galima padaryti laikant Alt klavišą. Parašysim. Ir jį laikant spausti 0, 1, 3, 2 kombinaciją. Ir gausim va šitas kabutes. O jeigu norime padaryti viršutinės kabutes, tai tada mes turime surinkti kombinaciją Alt, laikyti Alt ir skaičių klaviatūroje paspausti tokius skaičius. Ir tada gausim viršutinės kabutės. Ir trečioji grupė yra raudonai apibrėžti ženkleliai. Tai yra tada, kada, kaip jau minėjau pavyzdyje, taškelis ar kablelis atsiduria šalia kabučių, tai nededamas tarpas, jie tarsi susiglaudžia vienas su kitu, arba po skliaustelių iškart, kai eina kablelis ar taškelis, irgi nededamas tarpas. Ir dar su tais brūkšneliais. Va, matot, ilgasis ir trumpasis brūkšnys, kadangi jie turi vairiausių dalykų, tokių kombinacijų, yra lentelė, kur yra paaiškinta. Pavyzdžiui, jeigu mes rašom nuo tokių iki tokių tai metų, dedamas ilgesnis brūkšnys, bet tarpai prie jo nededam, arba nuo 1 iki 2 kg, arba nuo 12 iki 14 valandos dedamas ilgesnis brūkšnys, tas, kur su Shift padaromas, bet tarpas prie jo nededamas. Jeigu mes rašome penktokas, norim parašyti šeštokas, tokius žodelius, arba pirmoji, antroji, tada yra dedamas trumpasis brūkšnelis ir tarpas prie jo nei iš vienos pusės nededamas. Tas pats yra, jeigu muziejus, akvariumas, pavyzdžiui, vienas pastatas, kuriame yra ir muziejus, ir akvariumas. Tai yra, reiškia, mes dedam tarp jų brūkšnelį, tarp tų dviejų žodžių ir tarpų nededam. Arba žmogus ir pardavėja, ir kasininkė, reiškia, irgi dedamas brūkšnelis ir tarpas joks nededamas. O kada būna praleistas žodelis, kaip jau pavyzdėje minėjau, pavyzdžiui, aš vakar dainavau, o ji šoko, tarp to brūkšnio tarsi, o ji vakar šoko, ar ne, tarsi tą žodį vakar mes išmetėm ir parašėm šoko. Tada dedamas brūkšnys. Arba Vilnius yra Lietuvos sostinė, tarsi yra žodelis, tarsi būtų išimtas ir vietoj jo brūkšnys ilgasis uždėtas. Arba aš esu geriausias mokinys, vietoj žodžio esu, padarėme brūkšnį ir gavosi brūkšnys, kuris turi tarpą iš abiejų pusių. Štai ir visos taisyklės, kurias reikia žinoti.